Jo. Jau jinai pasisveikino, aš ją informavau, kad vyksta laidos įrašas. Šiuo metu aš esu nepriklausomas kūrėjas, Zigmantas Šegžda. Yra dabar 2015 metų. 2015 metų Birželio 17 diena. Vat ir mes turėsim malonų pokalbį su Vilniaus apygardos prokurorė Vida Bracevičienė. Štai jinai gražiais rūžavais drabužiais. Vat pateiksime jums keletą klausimų. Gal galima jau dabar jums pateikti klausimus? Vat pavyzdžiui, dėl žmogaus teisių Vilniaus apygardoje, kadangi jūs esat Vilniaus apygardos prokurorė, jums turėtų būti žinomi klausimai susijęs su žmogaus teisių pažeidinėjimu Vilniaus apygardoje. Ką jūs galite papasakoti apie žmogaus teisių pažeidinėjimą Vilniaus rajone, pavyzdžiui? Tai čia mes esam Vilniaus rajono policijos komisariate. Karštas reportažas žiniasklaidos priemoniai. Vyksta tiesioginis įrašas. Pone prokurorė, kodėl jūs neteikėt informacijos žiniasklaidos priemoniai? Kodėl jūs neteikėt? Prašom kreiptis į spaudos atstovą. Jūs vedat bylą, pati iškėlėte ikiteisminį tyrimą, pradėjot Zigmanto Šegždos atžvilgiu. Kaip jūs manot, ar jūs turėjote teisę reikalauti Zigmantui Šegždai skirti kardomąją priemonę 3 mėnesių suėmimą ir ar tai yra nepažeidžiama prokuroro etika, o konkrečiai tai pažeidžiamas teisingumo principas? Ką jūs manote apie tai, prokurorė? Ar jūs dabar jau ir slėpsitės taip? Visa informacija bus internete, jūs rasite garso įrašą ir vaizdo įrašą. Kaip jūs dabar jaučiatės dėl to? Kodėl jūs nenorite atsakyti mano klausimus? Vat, jūs privalote teikti visuomeniai svarbiais klausimais. Palaukit. Jūs visuomeninės reikšmės klausimus sprendžiat. Taip? Vat, jūs netgi pradėjot ginti, iškėlėt prokuroro reikalavimą ginti viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojos interesus, nes jinai nesugeba, pasirodo jūsų nuomonė, jinai nesugeba ginti savo interesų, todėl jūs apsiėmėt ginti jos interesus. Kodėl jūs tai padarėte? Kodėl prokuratūra neapsiėmė ginti 79 metų Šegždienės Teklės interesus, kur ir tos interesus manomai jūs pažeidėte, surašydama tarnybinį pranešimą, esą Šegždienė Teklė jums informavo, kad Zigmantas Šegžda gyvena pas ją namuose. Vat ir tokiu būdu jūs galimai pateikėt melagingą informaciją ir ją įdėjot iki teisminio tyrimo medžiagą. Va kaip jūs galvojate, kodėl prokuratūra negina Šegždienės Teklės teisėtų interesų ir nepareiškė prokuroro reikalavimų? O kodėl jūs, ponia Bracevičienė, pareiškite prokuroro reikalavimą ginti viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus pavaduotojo interesus? Jūs manote, kad direktoriaus pavaduotojas, 4. asmuo nuo premjero, nesugeba ginti savo interesų? Atsakykite šitą klausimą. Jūs vedat šitą bylą. Jūs pradėjote ikiteisminį tyrimą šito klausimu. Va taip. Taip. Aš apie asmenis nešneku, aš kalbu apie pareigas ir pareigūnus. Jūs esat pareigūnė, jūs esat viešas asmuo ir ten yra kitas viešas asmuo su savo interesais. Ir jeigu tas kitas viešas asmuo negeba ginti interesų, tai darosi labai įdomus klausimas. Kaip jūs manot?
nuomonę pasakykite savo. Čia ne mano nuomonė, man reikalinga jūsų nuomonė, kaip prokurorės nuomonė, kaip viešo asmens Spaudos nuomonė. atstovą, prašom. Visais klausimais. Spaudos atstovas, neatsakysiu tuos klausimus, į kokius klausimus jūs galite atsakyti. Aš neatsakysiu. Ir jūs privalote atsakyti į klausimus, nes jūs esat viešas asmuo ir mūsų Lietuvos visuomeniai aktualia tema jūs privalote kalbėti. Kalbėkit, prokurorė. Nieko aš jums neprivalau kalbėti. O taip, kalbėkit, prokurorė. Dar mes turim lygiai 5 minutės iki procesinių veiksmų atlikimo. Vat. Jūs atsipalaiduokit truputėlį ir galite teikti informaciją. Nes aš kaip asmuo, Lietuvos Respublikos pilietis, turiu teisę kreiptis į jūs gauti informaciją ir turiu teisę publikuoti šitą informaciją informacijos priemonėse. Nes tai yra svarbu Lietuvos visuomeniai, nes mes manome, kad grubiai pažeidinėjamos žmogaus teisės Vilniaus apygardoje. Ir manomai, kad prokurorė prie šito klausimo prisideda. Prašau nutraukti šitą Manomai, pokalbį, mes jūs pradėsime ikiteisminę nepradėsim 9:30 minučių pagal nustatytą dienotvarkę ir jūsų pranešimą, tik tai tada prasidės ikiteisminis tyrimo veiksmai. O dabar mes turim 5 minutės klausimų atsakymui. Pone prokurorė, jūs telefonu pažadėjote teikti interviu ir teikti informaciją. Pažadėjote. Nepažadėjau. Ir nežadu dabar. Tai turėkit galvoj, kad jūs esate dabar filmuojama, mes esam viešoj vietoj, mes esam Vilniaus rajono policijos komisariate, tai yra prokuroro kambarys. Čia yra ir kiti visuomenės informacijos atstovai, matot, su vaizdo kamerom, kaip supratau. Taip, kad prašom, jeigu jūs jam teikėt interviu, jūs galite teikti. Ir aš esu nepriklausomas kūrėjas ir informacijos skleidėjas. Ir aš šitą informaciją galiu teikti bet kokiai žiniasklaidos priemonė ir jinai bus publikuojama. Ir šita vaizdo medžiaga bus taip pat publikuojama. Tai ką jūs galite pasakyti iškeltus klausimus? Ar jūs nieko negalite? Kaip jūs jaučiatės? Ar jūs nesijaučiat esanti kalta? Metus laiko, vilkindama bylą, jau baudžiamoji byla, jos visi terminai baigėsi ir jūs dabar išdrįstate vis dar kelti klausimus. Atsiprašau, jūs kalbat su privačiu kūrėju. Jūs kalbat su privačiu kūrėju. Taip. O aš kalbu su Vilniaus apygardos prokurorė Vida Bracevičienė, kuri veda Zigmanto Šegždos nepriklausomojo kūrėjo bylą. Vat. Ir jinai, aš manau, kad jūs grubiai pažeidinėjant Zigmanto Šegždo teises, būtent inicijuodama ikiteisminį tyrimą Zigmanto Šegždai. Šituo jūs man poveikio nepadarysite. Visas jūsų priemonės, visi įžeidimai vadinamas manęs žydė, visi skambučiai, vakarykštys skambutys man į prokuratūrą, kur jūs man žadėjo, klausėt, ar aš gavau daug pinigų, atsilieps jums jūsų šitam interviu. Aš interviu duosiu tik tai tada. O jūs norite pasakyti, kad jums valstybė nemoka pinigų, jūs neuždirbat pinigų? Visi įžeidimai atsisuks prieš jūs. Reiškia, jeigu valstybė jų moka pinigus, tai jūs laikot, kad jūs tai įžeidžia. Valstybė... Tai jūs mokat, jūs dirbat už ačiū, taip? Jūs mane dabar įžeidinėjat, provokuojat, o aš nieko nenoriu žinot. O jūs, kaip prokurorė, jūs dabar jaučiatės labai įžeista, kad jums pateikia elementarius klausimus nepriklausomas kūrėjas. Jūs neprivalot man pateikti jokių klausimų ir aš neprivalau atsakyti. Bet aš turiu teisę, tai yra visuomenės informacijos įstatymas yra viešoj vietoj, aš turiu teisę rinkti informaciją, filmuoti, fotografuoti ir ją publikuoti
žiniasklaidos priemonėse. Dabar yra 9 valandos 28 minutės. Taip, kad iki teisminio tyrimo veiksmai dar neprasideda, nors žiniasklaidos priemonę mes jau turim, štai stovi. Prašom prisistatyti, iš kokios jūs esat medijos, ponas? Taip, gynybinę poziciją užėmęs. Jau jūs filmuojat? Ne, aš klausiu, iš kokios žiniasklaidos priemonės šitas atstovas. Vat. Aš esu individualus kūrėjas Zigmantas Šegžda. Zigmantai, tu esi Taip. įtariamasis. Gerai. Pradedam dirbti. Judam. Judam. Ačiū Prašau, už interviu, ponė Bracevičienė.